Labą dieną, bičiuliai. Kaip matote, aš vėl žvejyboje prie Nemuno ir visgi žiauriai norėjau prisiminti jaunystę ir taip primityviai pažuvauti. Tai šiandien neturėsiu absoliučiai jokio gyvo masalo. Aplamai bus masalas vienas. Tai yra žirnis virtas. Va kiek mano įrangos patogioje dėžutėje. Kabliukai, keletas šėryklėlių ir pavadėlinis valas. Apie 2 kg žirnių. Žirniai turi būti su luobele. Ir bandysime pagauti šapalą. Didelį šapalą. Tiesiog turiu truputėlį jauko čia apie pusę kilogramo likę. Jaukas šviesus. Kažkaip mano galva, kad labiau tas masins visas žirnis. Ta žuvį, jeigu mums čia pavyks, nes dabar tokie laikai atėjo, kad krūva jaukų, krūva gyvų masalų, bet nu va ne. Aš noriu pabandyti įrodyti, kad galima pagauti stambę žuvį ir kitaip. Tai dabar eisiu, užmėsiu žirnio truputėlį aukščiau, tai yra prieš srovę, čia toje vietoje, kurioje žuvausiu. Ir pabandysiu sugauti kažką. Žirnis aplamai yra geras masalas visoms žuvims, karpinėms, bet jis yra tikrai pamirštas. Tai aš pabandysiu taip primityviai kažką suvilioti. Nieko daug nėra. Žirnių, meškerė, kuoliukas, kėdutė, patogi ir eime jaukinti. Paėjau čia apie 10 metrų aukštyn upe, tai yra prieš srovę. Ir pamesiu žirnio. Aišku, pamiršau šį kartą ir graibštą pamiršau ir laidinę. Yra tam skirtos specialios laidinės, bet čia šitoj vietoj, kadangi toli nemesiu meškerės, tai pavyks užmesti ranka. Patogus kemping sostas įsigytas Orfoje ir dabar parodysiu, kaip aš rišu sistemėlę. Taigi veriame suktuką su karabinu ant pagrindinio valo. Valas monofilamentinis, tikrai nepintas. Tam, kad supintų valu šapalus gaudyti, tikrai iš patirties žinau, nėra gerai, nes jis tą smūgį kaip kala, tai ten dažniausiai pavadėlis yra nutraukiamas. Veriame dabar tą vadinamą stopmazgį ir darome štai tokią kilpą. Padarome kilpelę ir 4 kartus
prakišam. Va. Aišku, viską reiktų pašlapinti prieš užveržiant. Štai atslinkame stopmazgį iki to užrišto mazgelio. Čia atkerpame ir gaunasi va štai tokia kilpa. Vieną kilpos pusę atkandame ar atpjauname. Šiuo atveju aš žirklučių neturiu. Ir va kas gaunasi, matote. Dabar gale tos valo atkarpos padarome dvigubą arba trigubą mazgelį. Taipogi padrėkinam prieš užverždami ir tą likusį galiuką taip pat nupjauname. Štai matote, kas gaunasi. Dabar uždėsime šėryklėlę, kad viskas geriau čia jums matytųsi. Štai dedame čia šėryklą. Šėryklom gaudysiu daugiau turbūt uždarom, kad mažiau plautų, nes visgi metimai tikrai nebus dažni. Va mūsų sistemėlė. Dabar turbūt kilo jums klausimas, kaip čia dėsime pavadėlį. Tai štai, ėmome pavadėlį. Pavadėlis apie 1,80 m, tai ganėtinai ilgas. Pavadėlio storis ne apie, o 0,18 m. Ir va, pavadėlio kilpelė. Per kilpelę veriame pavadėlinį valą. Štai gaunam tokią kilpą ir dabar dedame ant tos valo mūsų atkarpos ir va taip va viską užverčiam. Štai. Gaunasi tikrai tvirta, niekada nėra pavedę ir kas liečia, tarkim, jeigu gaudai dzikų, tuo pačiu kukurūzų ar žirnių, kada pertraukinėjant masalą susuka pavadėlį, tai tos problemos išvengiame. Tai štai tokia paprasta ir labai faina sistema. Jauką įdėjau irgi gerą saują. Žirnių darysiu tokį ganėtinai lipnų. Tų permetimų, kaip jau ir sakiau, daug nebus, kaip tarkim gaudant ten kažkokius tai karšius, kada reikia dirbti. O čia tokia bus labai paprasta, senoviška ir poilsinė žvejyba. Jokio startinio jaukinimo nedarysiu. Ganėtinai tvirtai prikemšu šėryklą ir ant kablio vieną žirnį maunu. Visada gaudau ant vieno žirniuko. Va taip gražiai užmauname, kad kablys būtų išlindęs, kad geriau pasikirstų šapalas, kada jisai atakuoja masalą ir viskas. Pirmas
Metimas. Metu ganėtinai netoli. Meškerė drūta 3,90 ilgio. Ir visgi reikia mest tam atstume, kuriame bėrėte aukščiau žirnius. Anksčiau aplamai gaudydavome tik su švineliu, bet dabar kažkaip norėjau šėryklėlę užsidėti ir pabandyti. Turiu, aišku, ir švinelių. Tik tais tai gaudydavom senais laikais tik švinelis ir kabliukas, o dabar dar ir šėryklėlė. Taigi laukiame pirmojo kibimo. Kągi, bičiuliai, beveik 3 valandos be kibimo, 2 su trupučiu. Nu kažkaip neramino, nes kada šmirinėja netoliese šapalai, tai ganėtinai greitai jie duoda apie save žinot, bet kažkaip tai neramu. Turbūt dar pabūsiu kokią 15-20 minučių ir pavažiuosiu kažkur kitur jų paieškoti. Dar jauko truputis likę, jo daug ir nebuvo. Žirnių irgi keletas saujų yra, tai manau lėksiu kažkur kitur laimės ieškoti, nes čia jau per tiek laiko tikrai turėjo jis pasakyti apie save, ar bent kibimas, ar koks barkštelėjimas, nu žodžiu, kada jų yra, jie ganėtinai greitai apie save pasako. Taip kad dar šiek tiek pabūnu, dar porą metimų kokią turbūt padarysiu, palauksiu ir jeigu nieko, tai kiūtinsiu turbūt kažkur žemyn upe. Nauja vieta, naujos viltys. Čia tokia vieta, kad reikės mest ganėtinai toli žirnių. Tikrai aš iki ten ranką nedamesiu. Jauko tikrai nėra daug, tai tuos likusius žirnius taip va paimsiu, pratrinsiu pro rankas ganėtinai stipriai, kad jie pasileistų truputį. Nėra padėties be išeities, kaip sakoma, tai pratrinsiu, tai bus ir jauko daugiau. Nes nu tiesiog taip gavosi, negalvojau, kad toj pirmoji vietoj bus toks nekimbadienis. Tai dabar va, žirklių karpimo nieko neturiu. Tai va, pratrinsiu, kad jie taip pasitrintų truputėlį tokia. Pramaišom. Vis tiek bus pagrindas žirnis. O jaukas tik tam, kad truputėlį prilaikytų jį šėryklėliai, kada užmetinėjam. Tai turbūt tiek. Nežinau, nu, nieko nepadarysi. Būna tų žvejybų tokių visokiausių. Sakau, iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus ten toks nekibimas. Galbūt čia diena tokia, pabandysiu šiandien dar, sakau, ir antroji vietoj atkeliavau. Ir čia, sakau, toks, parodysiu po to vietą ganėtinai. Tolokai reikės mest apie 40 metrų, tai jau rankelė tikrai nepavyks žirnio užmest. Tai tiesiog va, sutrinsiu, tada su šėryklėlė paduosiu kokie turbūt 5 šėryklėlės. Nes reikia taupyti jauką, nu ir lauksime išsvajoto šapalo. Va kokia vietelė.
Ten eina sala. Ir čia toks lygus vanduo. Beškerę jau užmečiau pasižiūrėti, ar laiko šėryklą, tai laiko plius minus 40 metrų. Ir pradėsim sutrynę žirnius jaukinti. Kažkas prieš mane čia jau žuvavo, turbūt gal net šiandien ryte, nes va, matyt, kaip skruzdėlės kovoja su raudonu dziku. Įnirtinga kova vyksta jau kurį laiką. Nu ką, nauja vieta, bičiuliai. Pirmas metimas ir keliauja. Pirmas šapalas, va kaip tik atėjo žmogus. Sako, ar su daug dugnenių gaudai, tai sakau, vieną. Tai net nespėjo va jaukas iškviesti ir va koks. Pažiūrėkit, bičiuliai, koks plačiaburnis. Žmogų iš karto įdarbinau operatorium. Oi, gražuolis. Pirmų metimų chebrytė. Padaviau į tašką 8 šėryklas. Kaip aš čia nematau jo? Graibšto neturiu. Paeikit po truputėlį toliau į ten. Va, paeikit. Va, čia jį matau. Va. Tai kaip jau ir minėjau, nėra padėties be išeities. Pasižiūrėkit, kokio dydžio gražuolis. Nuklausyk. Op. Va. Paleidai? Tai ir paleisiu, aš visas paleisiu. Aha. Jėėėė! Va, koks grožis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metukai. Dievo karvytės. Skrisk. Opa. Kągi, bičiuliai. Pirmą pagavau pirmų metimų. Trečiu metimu žiauriai geras kibimas, nepasikirto. 4 metimas, toks atsargus kliovelis. O po to atvažiavo vienas automobilis. Durys, bam, bam. Krantu, šliumpu. Kaip meškinai. Atvažiavo antras automobilis. Vėl ta pati seka. Gaudau iš ganėtinai toli, bet, didelis šapalas yra žiauriai atsargi žuvis ir po to apsilankymo viso čia prie manęs jų, nes realiai visai netoliese kelias, tai dabar va jau geras pusvalandis. Ničnieko. Tai nežinau, ar jie čia dar pasirodys ar ne, tai atkreipkite dėmesį, kas gaudysite šapalą didelį ypač. Tai tikrai reikia tylos ir ramybės. Ir nesvarbu, kad tu įgaudai ten iš kažkur ganėtinai toli, visgi žuvis yra turbūt viena atsargiausių, viena baikščiausių, kokias aš žinau. Tai turi jos laukt, tarytum koks katinas. Ramiai sau, be triukšmo. Laukiam.
bus kai bus, tikiuosi dar ateis, bet dabar turbūt kokią valandėlę reiks tiesiog zylioti į viršų. Na ką, bičiuliai, jaukas jau visiškai į pabaigą mano žirniai. Nu, nelengva diena, bet kaip aš sakau, geriau prasta žvejyba negu geras grybavimas. O apie darbą net nekalbėsiu. Ir visgi įrodžiau, kad galima pagauti tikrai. Tiesiog būtų geriau, jeigu gaudysite taip, tai galbūt iš vakaro kažkada atliekti pajaukinti ar keletą dienų vis pajaukinti tą vietą, bet galima net ir taip. Ir tikrai Nemunas nėra kažkas išskirtinio visose upėse. Taip galima pagauti ir ganėtinai didelių egzempliorių. Dar pasakysiu, kada verdu žirnius vis arbatinį šaukštelį sodos verdant. Tai tikrai pagreitina procesą ir tie žirniai būna kvapnūs ir minkšti, tokie, kokių reikia dėti ant kabliuko. Aišku, jų galima įsigyti ir žūklės reikmenų parduotuvėse, tačiau aš jau kaip ruošiuosi gaudyti žirnių, tai visada verduosi pats. Turiu gerą bičiulį ūkininką, kuris tuo mane visada aprūpina ir tiek turbūt. Mausiu namučio ir susitiksime kitą savaitę. Ate.